Sakyčiau, tokia šiek tiek dviprasmiška situacija su kaupiantiems antroje pakopoje ir dirbantiems savarankiškai. Tai verslo liudijimas, individuali veikla pagal pažymą. Ir tiems, kurie pasirinko įmokas sodrai mokėti vieną kartą metuose, pateikia deklaracijas. Ir, sakykime, toks žmogus nusprendžia pasitraukti iš antros pakopos ir jisai teikia prašymą iki kovo 31 dienos 2026 metų. Kaip žinia, jam nuo balandžio 1 iki balandžio 10 ar 15 tame laikotarpyje jau bus išmokėtos išmokos iš antros pakopos, jeigu jisai pasitraukia. O įmokas už praeitus metus, už šiuos 2025 metus, žmogus turi tokią teisę įmokėti 2026 metų, pavyzdžiui, balandžio mėnesį. Ką daryti tokiu atveju? Ar reikia mokėti visgi dar tuos 3 procentus, ar jau nereikia? Aišku, teikiau raštu klausimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, atsakymas nežinau, labai dviprasmiškas, bet matau žurnalistų jau interpretacijas, kad jeigu žmogus pateikia prašymą pasitraukti iš antros pakopos iki kovo 31 dienos, tai tuomet jam tų 3 procentų kaip ir nereiktų mokėti, bet tai nėra oficialus joksai išaiškinimas, tai yra tik tai interpretacijos. Tai kokia mano žinutė? Jeigu jūs jau nusprendėte, kad viskas, nebedalyvausite kaupime antroje pakopoje, tai prieš teikdami prašymą išsiaiškinkite, kokios bus sąlygos. Ar jums reikės už praeitus metus įmokėti visgi dar tuos 3 procentus ir tai kabos sodroje kaip permoka, ar jie kažkokiu tai būdu mistišku atsiras jūsų antroje pakopoje. Ir dar vienas dalykas, jeigu jau nutarsite pasitraukti ir norite gauti valstybės paskatą už 2025 metus, kas būtų apie 360 eurų, tai tuomet įmokas į antrą pakopą tektų sumokėti iki kovo 31 dienos, nes nuo balandžio 1 iki balandžio 10 dienos vyks išmokėjimai norintiems pasitraukti iš antros pakopos fondų, tai kad tie pinigai būtų nukeliavę į jūsų antros pakopos sąskaitą. Tikiuosi, kad paaiškinau kokybiškai. Jeigu kyla klausimų, tai visada klauskite komentaruose, tuomet parengsiu kitokio formato turinį. Tai protingų sprendimų.